Metą Judrėną švent Lituanikas skrydį 92 metinis. Bet kartu šventėm ir Amba Antaną Gustaičią pirmą lėktuvo pakeliamą į orą. Darius Garsinas su Girėnu Lietuva savap, Gustaitis savap. Gustaitis kūrė lėktuvus, lietuviškus lėktuvus, Lietuvos konstrukcijais lėktuvus, kurie konkuravo europiečių gamintojų lėktuvės. 34 metas, minant Dariaus ir Girėno skrydį Lituanikas metinis, Gustaitis su karo lakūnas 3 eskadrilėm apskrenda visą Europą, demonstruodami savo lietuviškus sukurtus lėktuvus. Ir visas pasaulis stebėjo tas šalis, kur lunkės, kad tokia maža valstybė turi savus gerus lėktuvus. Nu, o aviacijai šventis dar iškie, vyks daugybę metų jau, tikamės, kad nors vyks toliau. Svarbu, kad būtų norinčių skraidyti, norinčių leisdėti tų skraidojančius, norinčių, kad Lietuva garsėtų savo aviaciniu vardu, kokį buvo iki Antrojo pasaulinio karo. Янки užimo vykdomai. Zonu jūs matau ir aš jums iš uodegos eisiu. Supratau, jūs taip pat matau. Alfa Echo, pasiekmas antroje numeriu. Žinoma, tanko, įstoja, 07. Atlieka tas figūras, kurias jis mums demonstruos savo skrydžio metu. Pilotas sėda į savo lėktuvą.
Да, буду показывать шоу, потом мы покажем вот наш трюк, уникальный прыжок через... Tai unikalus šuolis yra Andrius skris lėktuvu, o aš virš jo turėčiau padaryti šuolį. Kiek jis metų motociklu? 23 metai. Nu, 23 metai. Nu, iš vaikystės. Taip, iš vaikystės. Aš pradėjau motokrosu užsiiminėti 6 ar 7 metų. Nu, įvairias lenktynės. O paskui atsitiktinai paliko, kad aš pradėjau nuo rampų šokinėti. Ir mano tai profesija, ir hobis, ir visas gyvenimo būdas, ir vaikystės svajonė, kuri į realybę įsivystė. Būdamas vaikas žiūrėjau amerikiečių video, kur šokinėdavo kaskadininkai, buvo mūsų tokia svajonė. Atrodė nepasiekiama. Žiūrėdamas tos filmus, matydavau pasaulyje tokius triukus, man ir dabar pats darau tai. Aš neturiu A kategorijos, nors dirbau instruktorių motokrosų ir įvairius. Aš keli negalite vairuoti motociklų. Ne, tik tai uždarose priemonėse. Man įdomu yra toks dalykas. Kiek pasaulyje tiek žmonių, ką jūs darote? Per lėktuvą. Per lėktuvą nedaug yra. Aš žinau, kas tai ir darė. Turbūt 10. O gal ir mažiau. O tai gal 5-6 kokie. Tai unikali istorija. Yra standartiniai triukai, kuriuos tame sporte vykdome. Ir tam tikras kiekis yra. Bet unikalius tokius dalykus, šuolius, tai yra vienintelis. Gal jūs tą trasę atvėktų pasiimti? Galiu duoti, aš prie Andų dabar atėjau perėti. Vieną valerą. Gerai. O, geras. O, dūmų paleidom įdomu. Lauki Pavilą. Darom. Čia skris čia. Gerai. Tobulai. Ei, raudona kuprinė. Ačiū. Matau. Tai reikiokitės, dabar jūsų pasirodymas, Algis dėl to ir išvažiavo. Ar ką? Andriau, Donas! Nutrūko! Kiek metų jūs aviacijai jau esate? 22 metai. Svajonė nuo mažens. Nuo mažens. Tai visų buvo svajonių, tai kosmos, tai dangus, tai... Aš taip aukštai ne. Man vis laikas parlipai. Darius Girėnas atstums. Nesijauti nuo vaikystės. Ja. Žiūrėkit, kaip keitėsi aviacija? Tai va, pramokau su planiku skraidyti, po to vienbitis lėktuvėlis. 7 metus praskraidžiau, paskui nusipirkau iš Anglijos palaužytą lėktuvą. Skylerį, ne Skylerį, o šitas žmonės baigiau.
Shadow, BD vadinasi. Tas mano dvietis lėktuvėlis, jis įdomios tokios konstrukcijos, visų kyliai va į viršų, o maniškai žemyn. Ir tuo lėktuvas ypatingas, kad su juo ultralengvų lėktuvų klasėje pastatyti aukščio rekordai, kurie po šiai dienai dar neužmušti. Pirmas buvo 6 kilometrai 700 metrų, paskui 9 kilometrai pakilti tokį aukštį. Tokio tipo lėktuvėlį. Mums dabar reikia surasti pilotą. O žiūrėkit, aš norėjau dabar paklausti, sakykime, tą visą jūsų ambo eskadrilės, tą visą idėją, vis tik tai, kas šitas yra jau dabar atgal, kai mes nepriklausomybę esame atgavę, kas idėjinis vis tiek tas lyderis yra? Aš visokių minčių girdėjau, bet noriu iš jūsų lūpų išgirsti. Toks buvo amžinatilsį labai šaunus vyras, Arvydas Šabrinskas. Na, Latvijai tenai nelaimė jo. Taip, idėja. Tai iniciatorius, jis iš pradžių. Tas pokalbis vyko, bijau prisimeluot, kuriais metais Klaipėdoj. Mėmelyje, alaus bare, sėdėjom mes ir svarstėm tą projektą, jis pateikė. Kad reikia atstatyti Ambo Šė Gustaičio konstruotų lėktuvų visą seriją. Tai ir jis konkrečiai ėmėsi, įkalbino Rolandą Kalinauską, auksinių rankų meistrą, ir jie kartu darbavosi ir atgamino. Neturėtume dokumentacijos brėžinių, neturėtume iš nuotraukų pagal mastelį, nustatė detalių išmerdytus ir taip toliau. Po manęs kažkas dar liko turbūt. Ant važiuojam 09 ir startam.